Ikučiai, šiandien kepam labai skanų ėrienos uodeginės kepsnį dviem skirtingais būdais. Pirmas variantas kaip jautienos steikas, antras variantas kaip antienos krūtinėlė. Ėrieną pirkau šaldytą, Naujosios Zelandijos produktas, sako, geriau nebūna. Šaldytą mėsą lėtai atšildau šaldytuve, tai tiesiog reikėtų padėti ir per kiek laiko jinai ten atšyla, ar per parą, ar per šiek tiek daugiau, priklauso nuo storio, svorio ir kitų dalykų. Atšildytą mėsą ruošiu marinavimui, tai vienas variantas, kuris bus kepamas ant atviros ugnies, jį specialiai paruošiu nupjaudamas gana daug to riebalo, mažai palikdamas, o kitas variantas bus kepamas ant plokštumos ir gali to riebalo likti šiek tiek daugiau, bet yra specifinis irgi paruošimo būdas, tai yra tiesiog reikia nuplėšti tokią plėvę, kuri yra panaši į šonkaulių plėvę, ir tam geriausia naudoti popierinį rankšluostį. O toliau abu variantus prieskoniuoju vienodai. Be savo labiausiai mėgstamų standartinių prieskonių, tai yra druskos, pipirų, česnakų granuliuotų ir čili dribsnių, dar dedu rozmarinų. Aš naudoju džiovintus rozmarinus, jeigu turit šviežių, tai galima naudoti ir šviežius, bus daugiau skonio. Mėsą tiesiog gana gausiai įtrinu pasidarytų prieskonių mišiniu ir tų prieskonių reikėtų gana nemažai dėti, ypač druskos. Tokia mėsa labai mėgsta nemažai druskos, kad būtų, nes tada atsiskleidžia geriausiai skonis. Pati mėsa šiuo atveju yra uodeginė, tai labai primena jautienos uodeginę vadinamą pikanę. Įtrintą prieskoniais mėsą dedu į šaldytuvą ir laikau tiesiog per naktį. Kitą dieną kuriu kepsninę ir pirmas variantas, kurio kepsiu, yra tiesiog ant ketaus grotelių apkepimas ir po to vidinės temperatūros užkelimas iki reikiamos, tai dviem etapais vyks. Apkepimą darysiu atviroj kepsniniai, bet vis tiek grotelės turi būti pakankamai įkaitę, tai palieku jas šilti. Išėmęs iš šaldytuvo mėsą dar papildomai ją šiek tiek apipjausčiau, kad to riebalo liktų kuo mažiau, nes jam tiesiog ištirpti reikia labai daug laiko, kažkiek jo reikia, bet nebūtinai daug. Kai jau viskas įkaista, tai pradedu apkepinėti mėsą ir svarbu, kad anglis būtų gerai įsidegę. Ir tas apkepimas reikalauja gana tokio nuolatinio dėmesio, tai labai ilgai neužtrunka, bet tiesiog reikia žiūrėti, kad per daug nepradėtų svilti, nes riebalai iš karto lydosi, krenta į anglis ir pradeda svilti, bet tai suteikia papildomo skonio ir kvapo, tai tiesiog reikia žiūrėti, kad nebūtų per daug, ta prasme, tos prisvilimo. Tikslas šiuo atveju nėra mėsą iškepti iki galutinės temperatūros, tai vidinė temperatūra nėra svarbi, svarbu yra, kaip atrodo išorė ir turi būti šiek tiek paskrudusi mėsa iš visų pusių. Tokiu pat būdu kepu ir steiką ir būna labai geras rezultatas. Tai metodas gal kažkiek reikalaujantis daugiau pastangų, bet visada yra geras papildomas skonis nuo to svylančio riebalo ir reikia tiesiog daugiau dėmesio. Jeigu kartais pradėtų labai smarkiai lydytis riebalas ir pradėtų svilti, tai mėsą galima tiesiog nuimti, po ranka reikėtų turėti kažkokį arba indą, arba lentelę ir kai jau pradeda labai degti, tiesiog laikinai nuimti, kol tas riebalas išsilydęs šiek tiek sudegs. Šiaip galima būtų daryti ir atvirkščiai, tai yra pirma mėsą pašildyti, kad jinai pasiektų vidinę temperatūrą ir po to apkepti. Bet darant tokiu būdu tikrai visada yra daugiau skonio, geriau tas apkepimas gaunasi. Labai rekomenduoju pabandyti tokį būdą, kepant ne tik avieną, bet ir steiką, pavyzdžiui. Tikrai įdomus rezultatas. Baigus apkepti, nuimu mėsą ir ruošiu kepsninę antram etapui. Tai yra tiesiog mėsos jau pašildymas iki reikiamos temperatūros ir tam naudosiu deflektorių. Kepsninės temperatūra turėtų būti pakankamai nedidelė, tai yra apie 150 laipsnių Celsijaus ir viskas pamažu turi šilti. Vidinė temperatūra mėsos turėtų pasiekti apie 55 laipsnius Celsijaus, 52, 54, nes vis tiek skirtingi šiek tiek gabalai, tai jinai bus skirtinga. Ir tam, kad žinoti, kaip mėsa kepa, naudoju termometrą. Kaip matot, apkepimo metu mėsa šiek tiek įšilo, bet jinai tikrai dar viduje yra visiškai žalia,
tai yra temperatūra jos yra apie 26-27 laipsnius Celsijaus ir toliau tiesiog kaitinu pamažu. Dar yra ir kitas populiarus būdas, kai iš pradžių mėsa yra įkaitinama iki reikiamos temperatūros viduje, o tada yra apkepama ant didelės kaitros. Bet tokiu atveju, man atrodo, šitas variantas yra pranašesnis. Aišku, gal šiek tiek yra sudėtingiau tą padaryti, reikia dviejas groteles turėti, bet tikrai gana paprasta. Jeigu mėsos gabalai kepa nevienodų greičių, tai galima juos tiesiog apkeisti vietomis arba tiesiog vieną gabalą išimti anksčiau. Šiuo atveju ten temperatūrų skirtumas gavosi labai nedidelis, tai viskas baigia kepti ir dedu tuos kepsnius į orkaitę, kurios temperatūra yra apie 55 laipsnius Celsijaus, tam, kad neatvėstų ir išliktų sultinga mėsa. Taip darau todėl, kad iš karto darau ir kitą būdą kepimo. Tai yra kepsiu tą pačią mėsą, tik tai ant ketaus plokštumos. Tokiu būdu kepu antienos krūtinėlės ir gaunasi labai puikus rezultatas. Tai galima naudoti arba kažkokią plokštumą, jeigu turit, kaip šiuo atveju aš dedu, arba didesnę kažkokią keptuvę ketaus su storesniu pagrindu. Mėsą dedu ant šalto paviršiaus ir temperatūra kepsninės yra apie 150 laipsnių Celsijaus. Jinai kyla labai pamažu, tuo pačiu šyla krūtinėlės ir pradeda riebalas lydytis. Toliau kepa jau mėsa savo riebaluose ir galima ją pavartyti šiek tiek. Gaunasi toks labai geras kepimo būdas, kai tolygiai mėsa sušyla ir tuo pačiu riebalas išsilydo. Viso kepimo metu kepsninės temperatūra yra apie 150 laipsnių Celsijaus. Kai jau riebalas išsilydo, daugiau mažiau apkepa, galima tuos kepsnius tiesiog pavartyti laiks nuo laiko, perdėti į kitą vietą, kad visur apskrustų daugiau mažiau vienodai. Tai aišku priklauso nuo formos, idealiai ten gal nebus, bet vis tiek reikėtų pasistengti, kad iš visų pusių gautų mėsa kažkiek to apkepimo. Šiuo atveju lygiai taip pat tikslas yra pasiekti vidinę temperatūrą, kuri būtų apie 62-64 laipsnius Celsijaus. Tai nuėmus dar mėsa toliau šiek tiek jos temperatūra pakils. Galutinė temperatūra turėtų būti apie 57-58 laipsnius Celsijaus. Tai yra taip pat kaip ir jautienos steiko atveju, tai būtų toks vidutinis kepimas. Priklauso nuo to, kokią mėsą mėgstat, tai galit nuimti ir anksčiau ir šiek tiek dar ilgiau pakepti, bet perkepti tikrai nerekomenduotina, nes mėsa yra skani ir sultinga, kai jinai dar nėra visiškai galutinai iškepusi. Kai baigiu kepti, lygiai taip pat nuimu mėsą ir dedu į tą pačią orkaitę, kokiai 20 minučių, kad pasiskirstytų sultis, nes norėsiu palyginti abu variantus. Noras yra, kad jie būtų vienodos kokybės ir vienodos temperatūros galutinės. Gal kiek daugokai darbo dėl 4 gabalų mėsos, bet tikrai įdomu palyginti, kuo skiriasi vienu ir kitu būdu kepta mėsa. Tai aišku, ta mėsa, kuri kepia iš pradžių ant tiesioginės kaitros, jinai yra šiek tiek labiau apskrudusi. Ta, kuri kepia ant plokštumos, yra mažiau gal šiek tiek apskrudusi, bet viduje yra iškepę jos abidvi idealiai. Yra tiesiog sultingos ir neperkeptos. Galbūt šiek tiek daugiau skonio ir kvapo turi mėsa, kuri kepia iš pradžių ant atviros liepsnos, o po to ant grotelio. Bet tas variantas ant plokštumos tikrai labai irgi geras. Kokiu būdu geriau kepti, kiekvienas renkasi pats, man abu variantai yra tikrai geri. Tai siūlau išbandyti ir vieną, ir kitą. Skanaus ir iki kito karto.